Aš dalyvauju pas Mariją Mei viešo kalbėjimo renginyje. Ten daug žmonių pertrauka ir pirma užduotis apie minutę prisistatyti save. Ir prisistatyti ne per šitą prizmę, ne per identiteto prizmę, ne per gyvenimo rolės, bet iš tikrųjų, kas aš esu. Ir tikriausiai nėra lengva. Į tą atsakyti pats sudėtingiausias klausimas visame gyvenime. Tačiau aš noriu pasidalinti, kas man patinka. Tai man patinka kalnai, mano dvasia kalnuose, mano širdis kalnuose, man patinka kvėpavimas, man patinka būti tyloje, ramybėje, man patinka klausyti žmonių, man patinka girdėti žmonės. Ir taip pat man patinka kapučino kava. Kas dar man patinka? Man patinka keliauti. Taip pat man dar patinka Lietuvos miškai ir žiemą, ir vasarą. Tai esu aš irgi toks pat žmogus, kaip ir visi kiti, su visais įmanomais ir įvairiausiais gyvenimo ir rūpesčiais, ir vargais, ir džiaugsmais. Ačiū už dėmesį, pasidalinsiu šito video viešai.